Einu panagrinėti temą ryšio su savim atstatymą. Kas tai yra? Kada mes jį prarandam? Kokios to pasiekmės? Ir ką jisai duoda, kai esi pilnai susijungęs? Kada pradedam praradinėti ryšį su savim. Kai išsižadi savęs. Rodo visai darželį toks mažas. Tas auklėjimas. Kad ir tau patinka, tu turi dalintis, tu turi atiduoti. Kaip čia atrodo, kaip ir išsižadėti savęs, savo norų viską. Ir tada tėvo paskatinimai, tėvo parodymai rodo, kad tai yra gerai. Gauni pagyrimą, dėmesį. Kur toliau? Kas toliau, kaip mes netenkame toliau? Toj socialiniai tokioje erdvėje ir gaunasi bebendraudami su aplinkiniais, su šeima, su aplinkiniais kaimynais, darželis, mokykla, draugai. Ir tu vis taip netinki atsižadėdamas, eidamas, kai nenori eiti. Darydamas, ko nenori daryti. Bet čia jau ta tokia socialinė programa, bet tokia jau tvirtai įdiegta. Bet čia daugiau tokia miestų galbūt, kur daug žmonių svetimų. Ir tas pasirodymas, koks aš nesu, kaukės susidėjimas, tas ir taip ir netenkame to ryšio. Kažkaip matau, kaip kaime, vienkiemis, tu savo kaip nori, taip elgies, nelabai kažkur kažkas yra. Kad tu privalai, ar tu ten tą, nes ir tų žmonių kiekis nedaug, tos energetikos nesitranko, nesidaužo. Nes čia grinai tas toksai tankus gyvenimas, tos visos auros, tos visas laukai labai smarkiai liečiasi, smarkiai apsineša, smarkiai užsikrečia kitų norais, kitų darbais, kitų pavyzdžiais, kas gerai, kas blogai. Toks kaip virusas atrodo ir eina viens per kitą, kad reikia mašinos ir man. Geresnis nei tas turi, o anas nori geresnės nei to, anas, kad nei anu. Ir tokius grandinėlės visur eina. Aš plaukus taip susišukavau, tai vienas per kitą, kaip geriau. Aš jauniau atrodau, aš dar jauniau, aš čia sunkiai dirbu, aš čia dar sunkiau. Kažkokia ta tokia konkuravimas, visi jungia ir tu nuo savęs taip nutolsti. Taip toli pasidarai, kad tu nebeturi jau savo norų. Visi tavo norai yra tie aplinkiniai, tokios kaip bangos vis rodo, praeina pro tave, užneša tau, pamatėjai, noriu, praėjo, jokios emocijos, jokio kažkokio tavo užmezgimo ryšio su savim, nes čia ne tavo noras, nes tie tikrieji norai, jų įgyvendinimai ir rodo tą ryšio su savim stiprinimą, užmezgimą, kontakto. Nes aš čia šiandien noriu pamiegoti. Ir aš noriu kažką tokio suvalgyti. Bet čia taip, dabar rodo, kad
tas mintis tave nutraukia dar ir ta visa elektromagnetinės bangos, visi dažniai tokie vat iš visų pusių tave stumdo, kad tik tu to neturėtum. Bet čia toks kaip pavojingas reiškinys gaunas, ar čia kaip šalutinis to tokio gyvenimo, vadinkim, bendruomeniai, krūvoj, susispaudus. Taip ir rodo, kaip ir fermos. Ar toj pusėje visi vis tiek subėgę, susispaudę, ar į kitą aptvarą pervedė ten kokius gyvulius. Ir vis tiek ten visi susispaudę. Viens po kito švaikšto. Bet ir atskirai būti negali. O kodėl negali būti atskirai, kas čia? Tiek jau įdiegta, kad tas socialinis ant tiek yra svarbus. Iš tiesų čia dar viena tokia įdomesnė tema, nes daug tokių irgi girdėjus, kad žmogus bet kokią kainą bando prisitaikyti prie kitų, kad tik nebūtų vienas dėl išnykimo tos viso atskirimo baimės. Jis susidės su aplinkinių kaukę, visą prisiderins, kad tik nebūtų atstumtas. Bet čia tas ryšio su savimi ir nebuvimas. Kada jis čia atsirado, kieno čia nais darbas. Nurodo tokia. Demonai kažkokie gaudimai, kažkokiems ritualams, jeigu tu atsiskiri, jau tave lengva pagauna, čia tos magijos kažkokios juodosios atsiradimo metu. Kai tu bandoj tave atpjaut kaip torto gabalą, gan sunku yra, bet jeigu tu jau atsipjovęs kažkur šalia bimbinėjai, tu arba, čia taip rodo, kaip ten tie visi vienuoliai ar kažkokie atsiskyrėliai, tu kaip ir nušvinti, tau jau nieko nebereikia, nei to socialinio, nei nieko, tu grinai pats ant savęs gyveni, tu pastovi tokia kaip ir laimės būsenoj. Arba tave pagauna, įsuka tavo magija. Aš matau tokios kaip bangos ateitų, apglėpia ir įtraukia. Ir tada kyla ta pagieža, pyktis, draskymasis, kerštai visokie, keršto planai, toks chaosas įsijungia. Čia fizinė ertmė rodo, tada ir ritualams panaudot gali ir viską, tada tave pagavę. Užtat bijodavo, ten atrodo, paskui atsiskirdavo, tai tos beprotiškos baimės kažkaip jie numirdavo. Dėl to, kad bijo, o ne dėl to, kad vieni. Tai sakau, tas toksai tarpinis tada variantas, kažkiek atsiskyrinęs, kažkiek socialus. Jo, tas kažkiek socialus jau tarp panašių kažkaip žmonių. Net nepanašiai mąstančių, panašią tokią vibraciją turinčių, nes visi mąstom pagal save. Net sunku pasakyti, kad būtų panašiai mąstančių. Visi savo turim. Bet toks neprisirišimas, be lūkesčių, be nieko. Tas toks vaikščiojimas būtent savyje, ta ryšyje su savim.
man reikia ten nueit, sielos galbūt kažkokia misija yra, kažkur kažkam tais beeinant, paimt, padėt, pakelt, paimt ar net nusišypsot. Ir tavo, žiūrėk, sielos misija įvykdyta, net ir tokia paprasta gali būti. O paskui vis tiek susirinkę savyje, ateini pagal save pašaukimą, pagal savo norus tada. Tada išsigrynina jau tie savo norai. Tai tikrai tavo troškimai jau nesvetimi, primesti. Užsigeneruoja, užsigrynina. O dabar įdomu, kurioj kūno daly yra tas ryšys su savim. Kaip jisai atrodo, dabar bandau irgi žiūrėti iš savęs. Į žmogų neturintį ryšio su savim, į žmogų turintį ryšį. Užmesgusi. Man tie tokie ramus, tokie kaip vedliai būtų, kaip dar kažkas tokie. Vedliai, ne vedliai. Vieną dieną jis gali būti vedlys, kitą dieną jis apsigalvoja ir išeina. Nes nėra jokių jam lūkesčių, jokių kažkokių pareigybių. Jis ateina pagal save. O tas išsiskaidęs, matau tokie kaip kvadratėliai, tokie kažkokios dalis, kaip paimtų tą kūno masę ir visa tokia draskyta, išstumdytas visas iš savo. Ašies. Dabar dar sykį pasižiūriu tą ašį, kaip atrodo. To, kur savo ašyje. Ir tas, kuris ne, tai matau tavo ašis išstumta lauk, paslinkta į kitą vietą. Ir atlieka jisai tada kitą vaidmenį, beveik kaip surinkimo taškas gaunasi. Panašiai, bet ne taip. O kaip atrodo tie visi subtilieji kūnai. Skaidyto. Irgi tokie labai disproporciški kažkaip. Tai matau, vienas gali būti stipresnis, kitas silpnesnis. Kaip ir čakros, viena labiau veikianti, kita silpniau veikianti, nėra to subalansavimo. O kai susibalansuoja tos čakros, turi įtakos tam ryšiui savo. Ne tai, kad ryšiui, bet tų norų išsigryninimui kažkaip tai paskui manifestacijai, nes dauguma tų manifestacijų paskui ir neįsipildo, nes čia ne savi norai, svetimi norai, prikabinti su svetima energetika, o tu su savo energetika bandai išgimdyti, išstumti tą norą, kuris ne tavo yra. Kad tu išgimdai ne savo norą, kažkur ir nueina. Ir eina tiems visiems brandams, tą parodo labai, tiems gamintojams. Kas įtikino tave įkalbėjo, kad tau reikia tokios tašės, tokios spalvos megztinio, tokios firmos megztinio. Dar net ir eina tam asmeniui, tam draugui, kuris įkalbėjo, kuris irgi turi BMW. Kažkaip per jį grįžta į tą visą gamintoją. Ir užsikrauna. Ten batareikos, visos energijos talpos kraunas ir tada plečiasi, vėl eina.
O pats stovi, žiūri, kaip kokius su šiukšlių maišu. Turiu, o dabar kas? Tas pliūpsnis toks labai trumpas, labai mažas būna. Ir dingsta. Ir paskui jau tada reikia dar tos emocijos nori, dar to nori ir tada eini dar daugiau. O kaip atrodo, kai tu savo norus įgyvendini? Nėra to tokio pliūpsnio, tai yra tas laimės jausmas, bet jis toksai pastovus. Aš tai padariau ir tas toksai pasididžiavimas, savęs susirinkimas, tas toksai rato uždarimas. Apie ratą, kur šneku, tai turiu mintį tas, kur kyla mintis, energija, planas, veiksmas, darbas. Paskui rezultatas ir rezultato atlygis, tas visas nuo idėjos, kaip sako, nuo energijos iki jos išpildymo pilno. Ir pareina pliūpsnis, tada dar plus naujos energijos naujam projektui, tada galima daugiau kažkur aukščiau eiti. Didesnį norą pildyti, nes užsikrauna kažkaip energetiškai. Ne tai, kad tavo tas kūnas, bet ta manifestacinė jėga, galia. Žinoma, su tuo, kai tu padarai darbą ir tas pasitikėjimas savim ateina ir visa kiti dalykai, tas stuburas susistato dar stipriau. Užsifiksuoja, tas į save, įvažiuoja. Kaip dabar žmogui įeiti į save, kaip atpažinti, kaip daryti pirmus tos žingsnius. Klausiu, kaip savęs neišsižadėti. Nuo smulkmenų pradėti. Jeigu aš noriu, aš pasiemu ten tą gumą kažkokį, leisti savo nusipirkti kažkokią vaisių ar daržovę, kuri galbūt brangesnė, o galbūt sveikesnė, kažkokia švaresnė. Bet čia irgi reikia žiūrėti savęs, ar čia tikrai tavo tas noras, ar čia reklama. Geriausiai rodo ryte, dar akiukai nepramerkęs esi. Ko tada noris, ant to jausmo tokio, pagalvojus, ko aš noriu. Taip atrodo, kad teisybė yra, kad tie mūsų norai dažniausiai yra užgeneruoti vaikystėje. Tada dar tų programų nėra pridėta. Ir ten būna tie tikri irgi būna, tų tikrų norų išeina. Matau, kad ir tie reklaminiai ateina, tarkim, tos lėlės kokios nors ar dar kažkas ir vaikas mato, sako, aš irgi noriu, bet jo tas noras toksai, toksai kaip pirkštis tokia eina. Aš tikrai noriu kažkaip tais. Bet tas toksai, kur ilgalaikis būna, kad pastoviai noriu, o ne vieną sekundę,
žiūri noriu, ir ten kitą reklamą žiūri, kito noriu, ir ten parduotuvė eina, čiumpa už vieno daikto, paskui už kito, trečio, ketvirto, čia va šiti, tai ne, čia jau yra tie visi matriciniai triukai panaudoti. Būna, kad vat, kurį laiką vat, vis pasikartoja. Net ir dabar užaugus, o tas va. Jeigu prisimeni, ko labai norėjai, būdamas vaikas, negavai, nu vat įgyvendint. Įgyvendinį, vat nusipirki, vat kažkokį tai žaislą, kažkokius, vat rodo, tokius spalvingus, kažkokius tokius žaruojančius, kaip virkščiuojančius. Kažkaip va tokį, vat, ar nuvažiuoji kažkokią tais va tas atrakcionų parką, ar kažkur tais va tokio vat. Kažkokius tais blokus išmuša, matau. Labai stipriai užkrauna tą visą ašį. Dar daugiau susicentruoji kažkaip tais. Užsimotyvuoji, vat ir ta nuotaika, ir ta motyvacija tokia pakyla. Nu, vat tas ciklo, tas rato, vat užbaigimas gaunasi, nes taip vat beveik kabo ir neįgyvendinta. O va, kai įgyvendini, va tas vat ratas užsidaro. Ir vyksta toks mini bombos sprogimas viduje, kūne, energetiniam kūne. Net kažkokios programos nueina. Kažkokie ribojantis įsitikinimai. Dar kas būtų, kas dar padėtų žmogui į save įeiti. Nežinau, kažkokius rodo 12 darbų, 12 užduočių. Ar čia savo kažkokio tais to tikslo link, ar kažkaip tais atsakyti į klausimus kažkokius, kurie yra apie tave, kas aš esu. Susirašai, kas ten esi. Ir paskui jau, kai nieko nebesugalvoji, va tas va tu ir esi. Kai išrašai visus tos fizinius kažkokius tais dalykus. Ten mama, žmona, sesuo, dukra, vaikaitė, dar kažkas tais darbuotoja. Ir paskui va tuos atmeti. Ir lieka tada vat branduolys, kas tu esi, nes tos kaip lukštus, tokius kaip šišvai, nulupi. Ir lieki tu tada. Nu taip, tai rodo lieki šviesos kūnas. Be šarvų. Esi šviesa, nu. Nu, kaip žmogui vėl grįžti prie to klausimo. Kaip jam įeiti į save. Bandau ieškoti tokių fizinių pratimų kažkokiu tais. Nu, fizinius tokius rodo, sunkesnius. Lauko darbus. Kai vėjas prapučia galvą,
pavargęs sėdi ir vat čia tu būni. Gamtos dalis esi tada. Įsižeminęs, vat leidi tai žemės energijai praeiti per save. Paskui kas dar? Intencijos davimas, susirinkti savo dalis, užmegzti ryšį su kūnu fiziniu ir visais kitais kūnais, kad vat jie susijungtų. Nes kai to ryšio nėra, vat tie kūnai ne tai, kad skirtingi yra, vat dabar irgi matau, kad jie atskirti. Kaip ten ta matrioška. Ten vat gali išnert. O kai tu savyje, vat jie būna sulipę, įsilieja vienas į kitą. Bet jau čia toksai vat visiškas savęs pažinimas, savęs į save įėjimas. Ir tada va tą savivertę, žinai, mokytas ribas pasakyti, pastatyti. Žinoma, tampi kitiems nebepatogi, nes socialinės normos reikalauja būti patogiems. Va dabar padėti reikia, va dabar kažką, taigi aš paprašiau. Ne. Aš dabar nenoriu, Kodėl kažkieno noras bus didesnis nei tavo? Ne, jie buvo vienodai svarbus. Čia kai žmonės nesuvokia, kad niekas nieko neturi, niekas nieko nepriklauso. Jeigu aš kažko prašau, tai aš turiu priimti ir tą neigiamą atsakymą. Nes jisai neturi, neprivalo man padėti arba nepadėti. Jis turi elgtis kaip jam geriau. Jeigu man reikia, aš galiu pasiklausti, bet be tų lūkesčių visų kažkokiu tais, kad va dabar man ims. Ne. Tai iš karto turi turėti abu atsakymus. Taip arba ne. Bet čia mums aptoje aplinkoje dar toli gražu kažkaip tais. Labai greit įsiplėskia audros. Kažkokios tais diskusijos, kad taip ar anaip. Kaip tu taip, manipuliaciniai mechanizmai visi. Jau ką mokam, tai mokam. Tai juos visų pirma išsiemam irgi iš savęs. Tos visus ir manipuliacijos, ir tos visus lūkestinius. Čia programos, lūkesčiai ypač įdiegtos. Žinoma, pagal genetinę informaciją ateina ir iš protėvių, ir vizualą, artimos aplinkos, ką mes ten matę esam vaikystėje. Tie laikai nebuvo jau tokie labai jau lengvi. Visi griežtai veikė pagal sistemą, pagal nurodymus. Ką padarysi? Dabar mūsų darbas yra keisti viską, vėl sueiti į save. Dabar išmetė, kad žinoma, tai yra darbai, veiksmai, kuriuos galbūt nemėgstu to sakyti, bet tarkim turim padaryti. Paprasčiausiai, nes čia kaip liaudiškai žiemai malkų pasiruošti reikia.
rūbus pasiruošt, dar kažką tais, pavalgyt, kažką pasidaryt ar nesidaryt. Vat kažkokia tokia. Bet kai tu žinai, kas kaip ką ir kad čia vat yra iš tavęs išeina, va tas savęs, tai kažkaip įkrenti į tą visą flow būseną ir tiesiog pasidarai ir viskas. Jeigu galvoj neverda tos diskusijos. Nes yra vis tiek vat kažkokia dalis tų darbų mėgstami, dalis nemėgstami, ir tos vat nemėgstamus kažkaip tais darai be diskusijos, vat tas liaudiškos dainos visos, kažkokie žaidimai, kažkokie tais nevedimas dialogo. Nes jeigu dialogą nusileidi, tai tada išsibalansuoja, išeini tada iš savęs. Kažkoks toks kaip ežys atsiranda viduje, kuris drasko tų dialogų metu. Tai va. Bet yra dabar žiūriu irgi, ten tie lauko darbai ir dar kažką, tai įeini tą bendrą erdvę, tas svetima informacija eina, yra susieta, pasieta visa, o tu kaip tas pekmanas eini ir surankioji tus visus burbuliukus ne savo, paskui nesitveri savyje, nežinodamas, kur dingti. Vat juos tada reikia išsijoti, pasiemi sietelį, išsisijoji ir vat kur ne tavo paleidai atgal, pasilieki tik savo mintis ir tada vat ramiai vat pasidarai be dialogų viską, be energijos švaistymų. Čia man svarbu labai atpažinti, kur čia mano, kur ne mano. Kažkaip buvau pamiršus šitą. Pastoviai priminti reikia savo. Kur čia yra mano, kur čia yra ne mano. Ir emocijos, ir mintys, ir visa kita. Nes irgi kaip pekmanas tas, vat susirenku, prisirenku viską. O čia tai tas empatiškumas, tai limpa, vat kaip prie medaus viskas. Dar nespėjai pamatyti, o jau prilipo. Jau nešiesi kažkokią tais naštą, kraitį kažkieno tais prilipusi. Turi išpurtyti. Tai vat pasidaryti reikia kažkokią sistemą, vat tą tinklelį, viską, kur ne mano informacija ir viską išsipurtai. Va, panašu padariau jau. Gerai, padėsiu ir visiems, kas klauso šitą informaciją. Sukuriu va tą tokį vat laukelį. Erdvę tos tinklus, kad kas norės, vat galės pasinaudoti jais. Bet užfiksuoti informaciją ir patiems vat pastebėta visą, kad čia ne mano, tik patiems, tai bandytis galima. Nes realiai, kai tik pamatai, kad čia vat ne mano, tai automatiškai taip pat ir nueina. O jeigu tavo, tai tavo. Bet įdedu tą tokį vat trigeriuką, tokį, kuris pastovi vat kaip ant pėdos užliptų vis vat. Vis iškiltų tas klausimas, ar čia mano. Tai vat. Kažkokiu tokiu vat. Primėčiau ežių, ne ežių.
kažkaip tokių trigerių, kur šitą informaciją išklausiau, kelias dienas, taip veiks. Pakolkas kelias dienas. Arba vėl pabaiga paklausyti ir vėl užsikraus. Arba paskui išmoksit patys. Ką, sėkmės. Iki kito karto. Šiandien baigiu mono kažkokiais pasirodymą. Iki.